Sveiki, šiandien atvykau iki vieno tokio gražaus festivalio, kuris vyksta Kaune šalia Kauno viešosios bibliotekos Mažajam Ąžuolyne. Tai festivalis Drėvės. Čia viskas yra susiję apie gamtą, gyvūnus, jos pažinimą, ekskursiją po Ąžuolyno parką ir daug įdomių kitokių veiklų. Taipogi, kas tikrai labai mane paskatino, tai kad skautai, Jiesios Tuntas, ten organizavo labai įdomius užsiėmimus. Tai yra pynė apyrankės iš dilgėlių, buvo ką veikti, jas prisiskinti. Taipogi piešė ant veidų, ant rankų, vaišino arbata, pasakojo apie vaistinius augalus. Ir taipogi žaidė žaidimą, kurį kartu su Vilniaus savivaldybė yra sukūrę skautai, apie pilietišką pasipriešinimą. Tai tokios ten kortelės, tu vienas kito klausi ir žiūri, ar tikrai žinai, kas yra pilietinis pasipriešinimas ir kaip reikia tai atlikti teisingai. Taipogi buvo galima susipažinti su paukščiais. Kauno zoologijos sodas turi tokias kelias ten edukacijas, tai reikėjo plunksną sudėlioti palei tos paukščius, ar atspėja ar ne. Taipogi buvo lygiai tas pats ir su vabzdžiais, kur buvo vaikai galėjo išmokti. Spalvino, buvo galima pasidaryti netgi masažą, pažįstamas Vidas. Tai atliko, labai smagu buvo pamatyti. Tikrai labai gražus festivalis, skirtas visai šeimai, daug mažų vaikų. Tai akimirkom dalinuosi. Taip labai džiaugiuosi, kad pavyko užsukti, palaikyti mūsų skautų. Ir aplamai, gamta man tai artima tema, tai tikrai privalėjau užsukti.